Aš galvoju, būtų labai smagu, kad kuo daugiau žmonių pasakytų, kad aš esu stebuklų versle. Nu, ta prasme, ne aš. Kiekvienas iš mūsų esame stebuklų versle. Mes turim kitą pranešėją su labai įdomiu temos pavadinimu. Ir jisai kalbės apie pardavėjus su intriga arba pardavėjus su intriga hopatus. Tai šiltai pasitikit, Balys Viršutis. Visų pirma, sveiki visi ir mano tema skamba tiesiog labai paprastai, pardavėjas su intriga, hopatas. Ir gali kilti klausimas, kas tai per žvėris. Apie viską ir pakalbėsim, tiesiog norėčiau pradėti nuo labai paprasto iššūkio jums. Tai yra mažas testas. Šio testo metu jūs matysite ekrane 11 teiginių ir aš norėsiu, kad prie kiekvieno teiginio jūs pasirinktumėt atsakymą. Atsakymai galimi 4. Vienas atsakymas yra visiškai nesutinku, už jį gausite 0 balų. Antras atsakymas nesutinku, už tai gausite 1 balą. Trečias atsakymas sutinku, 2 balai. Ir jeigu jau visiškai sutinkate, pasirašykite savo išmaniuose telefonuose arba užrašuose 3 balus. Šiuos balus iš karto galite sumuoti, nes reikės galutinio skaičiaus. Tad pirmasis teiginys. Aš retai planuoju, esu spontaniškas žmogus. Ir parašykite dabar greitai savo atsakymą. Ok, galime judėti prie antro teiginio. Apgaudinėti nėra nieko blogo, tol kol tavęs nepagavo. Kitaip sakant, nepagautas nevagis. Pasižymėkit savo atsakymą. Sekantis. Atšaukti seniai sutartą susitikimą nėra nieko tokio, jeigu vietoj jo gaunate geresnį. Turime 4 teiginį. Kitų skausmas manęs nejaudina, tiek emocinis, tiek fizinis. Matau, kažkas kenčia, ir laimės jam, tegul kenčia. 5 teiginys. Man patinka adrenalinas ir greiti automobiliai. O, jau turim 3. 6 teiginys. Kaip sako Melija, kaip ir kare, visos priemonės pateisinamos. Tai siekiant savo tikslo, iš esmės leistina viskas. 7 teiginys. Daryti ką yra lengva. Aš noriu, jie visi daro. Sekantis mūsų teiginys yra gebu greitai priimti sprendimus. Tuomet turime 9 teiginį. Jeigu pavyko ką nors apgauti, čia jo problema. Kitaip sakant, jeigu tave apgavo, tai pats kaltas. 10. Puikiai jaučiuosi stresinėse situacijose. Jaučiu kyla įtampa, iš karto adrenalinas ir aš kaip žuvis vandenyje. Ir paskutinis teiginys. Įvykus klaidai dažniausiai kalti kiti. Ne aš. Greitai susumuokit rezultatus, tiesiog atsakymus sudėkit vienas su kitu ir gausite galutinį rezultatą. Ir prie atsakymo jūsų mes greit grįžime, o dabar grįžkime prie hopato, pardavėjo su intriga. Ką mes pastebėjome darbuodamiesi su pardavėjais? Kad labai dažnai pardavėjai turi labai gerą turinį. Jie išmano savo produktus, jie geba užduoti klausimus, jie geba valdyti prieštaravimus. Tačiau darant egzaminus pardavėjams, arba kitaip sakant, testuojant pardavėjus, pastebėjom vieną tokią problemą, kuri vadinasi forma. Kitaip sakant, įsivaizduokit, 20 pardavėjų ateina į egzaminą. Jie daro šaltą skambutį, jie simuliuoja susitikimą. Ir tarsi viskas gerai, jie viską daro pagal taisyklės, tačiau kuomet praeina 10, 15, 20 pardavėjų, užduodi savo labai paprastą klausimą, kurį iš jų man reikėtų pasirinkti. Ir supranti, kad variantai yra 2, bet kurį arba ne vieną. Nes praėjus tam tikram laiko tarpui, tu ne vieno iš jų neatsimeni. Jie visi tampa kaip pilka masė. Ir iš esmės, ko pardavėjam trūksta formos. Iš kur mokintis tos formos, kokių savybių reikia, kad turėtum tą formą. Aišku, galim mokintis iš tokių žmonių, kaip Microsoft'o žymus darbuotojas Steve Ballmer, ir jisai tikrai turi fantastišką formą.
klausytis iš kito žmogaus, iš Steve Wallnerio konkurento, amžinatilsį Steve Jobso, kurio prezentacijos buvo tiesiog meno kūriniai ir jo paprasta frazė "one more thing" užburdo visą pasaulį ir iPhone'ai būdavo išparduodami jiem net nepasiruošus išeiti į gamybą. Taip pat galim imti pavyzdį iš Jay Elliott žmogaus, kuris tapo IBM-o vienu iš vadovų su savo drąsiais sprendimais, kuomet jisai pasiūlė akcininkam, būdamas paprastas pardavėjas, pradėti B2B pardavimus ir pradėti B2C pardavimus, nes įmonė praranda labai daug pardavimų. Ir savo drąsiais tokiais sprendimais šie žmonės, jie pasiekė aukštumų. Ir kas gaunasi, kad analizuodami šios žmonės mes pastebime 7 savybės, kurios jiem padeda tapti žvaigždėmis. Tai iš esmės savybės yra labai paprastos. Reikia būti atkakliu, reikia gebėti susikaupti, reikia būti charizmatišku, turėti stuburą arba turėti savo nuomonę, būti atspariam stresui, dabar labai modernus žodis yra būti mindful arba būti čia ir dabar. Ir faktas tas, kad reikia daryti. Ir jeigu mes paimtumėm šitas savybės ir sudėtumėm jas į pardavėją, ką mes gautumėm? Wow, pardavimų Jamesą Bondą. Super. Arba psichopatą daktarą Lechterį. Ir staiga visi sako, palauk, apie ką tu čia, nuo Bondo iki psichopato, kaip tai? Pasirodo, atlikus tyrimus paaiškėjo, kad tos 7 savybės yra paimtos iš sėkmingų socialių psichopatų. Ne visi psichopatai uždaryti vasaros 5, pasirodo, mūsų tarpe jų yra labai daug, jie yra sėkmingi ir pas juos yra tos 7 savybės aiškiai išreikštos ir jiem padeda užimti rinką ir pasiekti gerų rezultatų. Tad grįžkime prie mūsų testo. Aha, rezultatai labai paprasti. Kas surinkote 0 ir 11 balų, gali pakelti rankas? Nedrąsiai, super, gerai. Tai žinokit, pas jūs ten viskas tvarkoja. Kas surinkote nuo 12 iki 17? Jau noriau keletą, ne? Gerai, pas jūs irgi viskas gerai. Ir tie, kurie 18 ir 22, pakelkit rankas. Sveikinu, kaip sveikinu, intrigos mažai, bet sveikinu. Tie, kurie surinkote šiek tiek daugiau rankų, nekelkite jau dabar, jau nebereikia. Jūs turite jau potencialo intrigai. Na ir tie, kurie surinkote 29 arba 33 balus, tikiuosi, kad benzopjūklą palikot namuose. Tai buvo lengvas testas, jisai gali parodyti tai gairės. Yra visai kitas testas, kuris vadinasi PCL arba Psychopath Checklist ir atsakymai ranguojami yra 40 balų skalėje. Ir normalų žmonės surenka nuo 0 iki 2 balų, tai yra didžioji dauguma žemės gyventojų. Nuo 30 iki 40 balų surinkę dalyviai yra daktaras Lechteris. Bet įdomus dalykas, kas yra nuo 2 balų iki 30 balų. Ir pasirodo, Anglijoje buvo atliktas Great British Psychopathy Survey tyrimas ir jis išsiaiškino profesijas, kuriuose klesti psichopatai. Ir štai 5. Savaime, aišku, mums įdomu 2. Kodėl įdomu 2, nes pardavėjai esame mes, o jau yra mūsų klientai. Taip, tai kartais malonu žinoti, su kuo bendrauti. Ir kodėl jam sekasi? Pasirodo, būtent tų 7 savybių dėka jie gali įgauti tas spalvas, jie gali būti spalvingi, jie gali įsiskirti iš tų 20 pardavėjų ir tapti vienu tom. Vienas straipsnis 1940 metais psichologas parašė, kad sėkmingas socialus psichopatas per 6 mėnesius aplenks 20 savo kolegų pardavimuose. Jeigu jam to nepasiseks, tada jisai mieste ves gražiausią merginą. Jeigu ir tai jam nepasiseks, tada jisai papuls į politiką ir taps vienu iš valdymo įrankių šalyje. Dabar ką sako skaičiai? Vėlgi, atlikus keletą tyrimų paaiškėjo, kad Žemėje yra 1% psichopatų. Moterys, sekantis skaičius jūs nuliūdins, vyram gresia labiau, 3 kartus. Kitas skaičius yra įdomus tame, kad visame versle dalyvaujančių žmonių psichopatų yra 3%. Sekantis skaičius, 20% vadovų turi psichopato išvieštų savybių. Procentus pakeisiu skaičiais. 1 iš 5 namuose turi benzopjūklą. Kas liečia vyresniuosius profesionalus, 21%. Vyresnėje profesionalai, pardavėjai, pardavimų vadovai. Pasirodo, nėra juoda balta. Psichopatai yra 2 tipų. Yra pirminis psichopatas ir antrinis psichopatas. Ir kuom jie skiriasi? Antrinis psichopatas yra tas žmogus, kuris negeba valdyti savo impulsų. Kitaip sakant, jeigu jisai supyko, užkūrė savo benzopjūklą ir jūs turite problemą.
Pirminis psichopatas yra tas žmogus, kuris puikiai geba valdyti savo impulsus ir jis turi puikiai išreikšti 7 savybės. Reiškia, jisai gali pasiekti labai sėkmingų rezultatų gyvenime. Ir kas tai lemia, iš esmės startinė pozicija. Labai priklauso, kur psichopatas gimė. Jeigu jis gimė socialioje šeimoje, jis jau turi sėkmės garantą. Jeigu jis geba valdyti savo impulsus, jam sekasi, ir jeigu jis geba valdyti polinkį į smurtą, jam seksis. Jeigu ne, jis tiesiog taps gremlinu, visą griaunančiu. Bet jeigu toks psichopatas susivaldys, jisai gali tapti... 2012 metais Lilyfieldo atliktas tyrimas. Buvo surinkti 121 profesionalas į vieną vietą, tai yra istorikai, biografai, ir jie analizavo Amerikos 42 prezidentus būtent pagal CPL testą. Ir gerbiamasis George W. Bush surinko 26 balus iš 40 galimų. Kas paaiškėjo, kad didžioji dauguma JAV prezidentų turi stipriai išreikštą vieną ar kitą sėkmingo psichopato savybę. Iškarpa iš Cambridge'o universiteto vadovėlio. Kaip matote, tai yra lyderio savybės, šalia yra sulygintos psichopato savybės. Viskas, kas skiriasi, jų stiprumas. Taip, tu gali būti charizmatiškas, bet jeigu bus per daug, tai bus dirbtinis žavesys. Sako, mums reikia žmonių, kurie geba daryti įtaką. Super, tu lyderis. Manipuliuoji psichopatas. Sako, reikia žmonių, kurie gebėtų priimti rizikingus sprendimus. Wow! Impulsų nevaldymas, psichopatas. Vienintelis dalykas, kas skiriasi tarp šių savybių, yra jų garsas. Jeigu prie kiekvienos savybių mes pridėtume garso valdymo pultelį ir užstatytume tą savybę grubiai 50-60% garsų, jinai tampa lyderio savybė. Vau, tu šaunuolis, tau sekasi. Bet jeigu mes garsą suksime maksimaliai, atsiprašau, tu psichopatas. Tai ką su to daryti? Labai paprastas dalykas. Yra rinkoje sėkmingi psichopatai. Jie turi 7 savybės, dėl kurių jiems sekasi. Televizijos, serialai ir taip toliau išreklamuoja tuos žmonės, daktaras Hausas ir visi kiti, mes jais žavimės. Tai žmonės, kurie geba būti charizmatiški, kurie geba kalbėti, kurie geba paimti mūsų dėmesį ir mes juos patys nešame ant rankų į priekį. Tai mano siūlymas kiekvienam iš mūsų identifikuoti savo 7 savybės, pasižiūrėti, koks garsas pas mane ten groja. Ir jeigu galima kažkiek pakoreguoti, tapti savo savybių didžiuoju ir sureguliuoti optimaliai savo garsą, kad skambėčiau gerai ir siekčiau maksimalių rezultatų. Ir pabaigai noriu pasakyti Robbie Williamso žodžius, kuris pasakė, kiekvienas iš mūsų turime beprotybės kibirkštėlę ir nevalia jos užgesinti. Tai ačiū Jums.